Sveiki gyvi. Televizinės laidos Aplink Žemaitiją kūrybos kalvė vėliai paruošta darbui ir mes šiandieną jums rodysime išties ypatingą laidą apie ypatingą žmogų, užsiemančių ypatingų dalykų. Jeigu jums pasakyčiau žodį farologija, turbūt pastarasis žodis jums ničnieko nepasakė. Bent jau nepasakė 99,99% šiuo metu prie televizorių esančių žiūrovų. Tačiau jeigu pasakyčiau numizmatika, filatelija, iš karto suprastumėte, kad kalba eina apie kolekcijas. Pasirodo, jog farologija taip pat kolekcionavimas, tačiau ko? Jūs sužinosite visiškai netrukus mūsų laidoje, mes ją filmuoti išvykstame į Palangą, į Lietuvos vasaros sostinę ir čia susitinkame su Aidu, kuris apie tai jums ir papasakos. Kad esame Palangoje, turbūt išduoda nuolatinis Basanavičiaus gatvės triukšmas ir čia skleidžiama muzika. Štai ir dabar atvykome į Palangą ne apie pačią ją, ne apie žvejų kultūrą kalbėti, o štai mus ir vėl pasitinka dūdų orkestras. Bet mes kelsimės į kiek ramesnę aplinką, ko gero gal net ir į pačią ramiausią Palangoje, į Palangos biblioteką skaityklą. Tiesa, nei apie knygas, nei apie skaitymą šiandieną tikrai nerodysime savo laidoje. Šiandieną mūsų laidos pagrindinis personažas Aidas Jurkštas. Pastarasisgi šiuo metu Palangoje yra atidaręs savo darbų ekspoziciją. Bet Aidas ne menininkas. Aidą dabar galima įvardinti tokiu žodžiu. Gal net ir mokslininkas. Žinoma, šio laipsnio vyrui dar niekas nesuteikia, bet laidos eigoje suprasite, apie ką mes kalbame. Pastarasis vyras, ko gero vienintelis Lietuvoje, turi tokią didžiulę aistrą kolekcionuoti švyturius. Ir tai dar ne viskas. Aidas nori sukurti ir parašyti enciklopediją apie Baltijos jūros pakrantės šalyse esančius ir buvusius švyturius. Įsivaizduojate, apie ką šiandienykštė mūsų laida? Apie kolekcionierių, kolekcionuojantį išties netradicinius dalykus. Kaip vadinasi žmogus kolekcionuojantis švyturius? Labai aiškiai vadinasi, tą žodį beje, ko gero aš irgi Lietuvą atnešiau su šito savo hobiu, farologija tai vadinasi. Kaip? Farologija. Tai yra nuo Aleksandrijos švyturio kilęs tas žodis, kad Aleksandrijos švyturys buvo pastatytas Faro saloje. Ir tas švyturys tai buvo ir vadinamas Faro švyturiu daugybę šimtmečių. Po to jis tik tai įgavo kažkaip tai Aleksandrijos populiaresnį tokį vardą. Ir nuo to kilo mokslas farologija. Žmonės besidomintys švyturiais, dirbantis toj srityje, yra farologai. Teisybę pasakius, žodis farologija naujas mūsų kalboje. Ko gero ir daugeliu iš jūsų, mylėjai žiūrovai. Farologija tai mokslas apie švyturius. Mokslas, menas, kolekcionavimas, viskas viename. Viskas, kuom šiuo metu gyvas ir verda aistra mūsų laidos pašnekovas Aidas. Tačiau kolekcijos rinkimo ir domėjimosi pradžia taip pat turi savotišką istoriją. Aš daug kartų apie tai pasakau, gausi, tai čia taip keistokai, banaliai gana. 95 metais, 4 su mama atgavau turtą Palangoje, čia yra senelio. Tuomet atidarėm kavinę ir reikėjo pradėti galvoti, ką čia Palangoje galima padaryti, kaip tą pavadinimą išgauti. Ir tokiu būdu aš kaip patentavau įmonę, tai aš kažkaip galvoju, vis tiek Palanga, žvejai, jūra, reikia rištis prie tos vietovės, kadangi aš pats Vilnietis, nugyvenęs daugybę metų tenai ir atsidūręs čia, galvoju, reikia taip. Tai buvo pirmas pavadinimas mano sąraše Senis ir jūra. Labai norėjau Hemingvėjaus pavadinimo tokio įmoniai, bet tuomet pasakė, kad ne, patentų biure, kad negalima analogija. Tuomet galvoju, gudriau pasakysiu, jūra ir Senis, sakau, ne, yra, reiškia, analogija, žinoma. O sekantis buvo sąraše jūros užeiga pavadinimas. Kai atsirado jūros užeiga, tuomet poreikis buvo rinkti turinį kažkokį, tai kas žvejai, laivai, kažkokios, žuvis. Ir taip palengva labai greitai aš atradau tos švyturius. Ir man pradėjo, susidomėjau, aišku, iš pradėjau labai plačiai taip ieškoti, žiūrėti, skaityti, o po to pradėjo siaurėti. Va taip ir atėjau iš šitos švyturius. Tai buvo prieš 14 metų. Aidas prisipažįsta, kad atributikos ieškojimas savo naujojo verslo interjero kūrimui anksčiau buvęs aklas. Svarbiausia buvo kiekis, o ne kokybė. Ko gero taip, visi kolekcionieriai praeina tą
pirmą etapą, tuo metu dar buvo labai mažai, galėdavai gatvėse žvalgyti suvenyruose, kažkur jų buvo labai mažai, tai buvo kiekvieną kartą įvykis, o po to jau pradėjo daugėti, pradėjo žinoti vietas, pradėjo profesionalėti ir tada jau pereini prie rimtesnių. Tiesą pasakius, tam, kad atspindėti jūrą, pajūrio gyvenimą, nebūtinai yra rinkti švyturius. Mes teikiame argumentą Aidui. Pavyzdžiui, juk galima kolekcionuoti ir laivų modelius, galima kolekcionuoti inkarus arba inkarų modelius, galima kolekcionuoti bures, galima kolekcionuoti jūreivių kepures. Yra begalės atributų, tačiau Aidas išsirinko būtent švyturius. Galbūt todėl, kad tai švyturys toks meniškas dalykas ir iki to aš kažkaip, kai dabar galvoju, tai atėjau dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, mano tėvas buvo istorikas. Istorikas, nudirbęs darbus, tai yra habilituotas mokslų daktaras, Vilniaus vietovardžių specialistas, disertaciją parašęs, iš Vilniaus vandenų dar vieną knygą išleidęs. Ir aš matydavau, kaip jis dirbdavo su istoriniais šaltiniais, kaip jis tai darė, jisai irgi lygiai taip pat turėjo tos pavadinimus vietovardžius katalogizuoti. Mano dėdė irgi mokslo daktaras. Yra architektūra, Kauno senamiesčio planas jo darytas, Raudonės rekonstrukcijos pilis. Tai toje aplinkoje, aišku, aš mačiau tos mokslininkus ir menininkus šiek tiek. O po to aš pats nuėjau į reklamą, kūriau reklamos įmonę, Polidizainas, atidirbau daug metų, pats studijavau dizainą, po to piešimas, kiti dalykai. Ir vat visi tie dalykai, architektūra, piešimas, forma ir radau. Taip vat susikoncentravo į tos švyturius. Man tai galvoju, ir dar prie jūros. Taip ir atsirado kažkaip, kad tie švyturiai tai ir visą tai akumuliavo į vieną daiktą, tai į ką aš ėjau labai daug metų. Aidas neginčia to fakto, kad pomėgis ir susidomėjimas švyturiais atsirado tik po persikraustimo iš Vilniaus į Palangą. Tik paveldėjus senelių turtą ir tik pradėjus galvoti, ką čia veikti, gyvenime atsirado ne tik verslo idėjos, tačiau ir švyturiai. Kažin ar tas būtų buvę, jeigu būčiau likęs gyventi Lietuvos sostinėje. Kaip būtų, jeigu tie paskutiniai mano gyventi 14 metų čia, kas žino, ar aš būčiau taip pasukęs gyvenamas Vilniuje, pavyzdžiui, nežinau, neįsivaizduoju. Nemanau, kad tie marinistiniai dalykai tai būtų kažkaip keliaudavo, aš aišku žiūrėdavau visą laiką, mane tai traukė, bet sunku pasakyti, kaip būtų, jeigu būtų. Negaliu atsakyti šitą klausimą. Aido pasaulėžiūra ir pasaulėjauta labai plati. Daug kur vyras buvęs, daug kur keliavęs, tačiau anksčiau niekuomet švyturių neįtraukdavęs į savo turistinį maršrutą. Dabar tai net juoką kelia. Dabar tai daugiau negu aistra, prisipažįsta Aidas. O dabar tai kiti dalykai. Dabar kiti dalykai. Dabar aišku, kad kelionės projektuoju, kad jos man būtų jau, jeigu turiu tas atostogas, susišaudau savo, tai aišku, jos turi būti labai įdomios. Tai taip, visą laiką galvoju iš pradžio apie švyturius, nes tos kelionės tai yra vientisas nuotykis, susirandi vietą, kur būtų švyturių, dažniausiai tai būna salos, nuskrendi tenai, nereikia tau kažkokių ypatingų programų, susirenki visą informaciją, pasiėmi žemėlapį, išsinuomoji automobilį ir važiuoji lankytų švyturių, o tai visada garantuoja gerą nuotykį. Švyturiai visada stovi tokiose vietose, kur paprastas žmogus nelabai gali prieiti. Yra tų visuomeniai tokių atvirų švyturių, bet jų yra labai mažai. O dauguma jie stovi kažkur uolose, tokiose vietose, kur tu nei prieisi, nei privažiuosi. Važiuoji, meti tą mašiną kažkur tai jau pakeliui, kur žvyrkelis baigėsi ir eini kilometrais, kitąkart kalnais, tam, kad jį aplankyti, pamatyti. Tai yra nepasiekiamos vietos, o tai visada tai labai veža. Šitas procesas ir kai tu turi planą šiandien čia, rytoj ten, kaip ten privažiuoti, prieiti, tai tos kelionės turi tokį atspalvį ryškų. Kelionė trofėjai, jeigu nutveriu ką nors iš vietinės ten tokios gamybos, kokiam nors švyturį, jeigu būna kas nors pagaminta ten vietinių tų manufaktūrininkų modeliukas kažkas, tai aišku nusipirku. Jeigu aptinku švyturių modelių ar literatūros, visada įsigiju, būtinai čia, neišvengiamai. Visi šie vaizdai filmuoti Palangoje esančioje, Aidui priklausančioje kavinėje. Tiesa, tai ne patys brangiausi trofėjai, prisipažįsta šiuo metu pastarąjį verslą išnuomavęs vyras. Kur kas brangesni yra namuose, na o dar brangesni, apie juos tiesa kitoje laidos dalyje. Tačiau mes, būdami tikri lietuviai, negalime nepateikti vieno klausimo. Kiek visa tai vėl virstų pinigais, jeigu jų čia
tiesiog nebūtų. Niekad nebandžiau skaičiuoti, tikiuosi, kad kai padarysiu savo didžiuosius gyvenimo darbus susijusius su švyturiais, aš tikiuosi, kad aš iš to gyvensiu ir galvoju, kad gyvensiu jau už poros kokių metų iš to. Iš suvenyrų ir kitų dalykų, kuriuos dabar išleidžiu ir kitą savaitę pristatysim, kaip tik parodos atidarėme atvirukų rinkinį senieji Lietuvos švyturiai. Aš pats juos surinkau iš įvairių šaltinių, 3 iš jų dar tebėra išlikę, 3 jų nebėra. Aš radau nespalvotus atvirukus, įdomesnius rankiau, padariau juos spalvotais ir tas versijas pristatysiu, tai pirmas toks komercinė kryptį, posūkis į komerciją, sakysim, šitame dalyke ir galvoju, kad iš to išsiplėtos kažkoks tai versliukas. Jau nešnekant apie tai, kad po 2-3 metų, manau, kad vis tik tai aš turėsiu rankose Baltijos jūros švyturių enciklopediją, kuri, aišku, irgi nebus pigi ir orientuota yra 9 valstybėm vis tik tai. Pasaulio analogų kaip ir nėra. Yra amerikiečiai išleidę ten mažais tokiais savo segmentais apie senuosius švyturius, o daugiau pasaulyje nėra tokių. Taip, kad aš pionierius esu šitoj srityje ir galvoju, kad žmonėm dirbantiems su švyturiais visam pasaulyje, aš žinau badą tos informacijos, stygių tos informacijos, aš žinau, kaip aš jos ieškau, tai galvoju, kad tai irgi bus tam tikra prasme prekė. O kiek išleista, tai tie švyturių modeliukai, sakysim, tai jų įvairiai perki parduotuvės, pradedant, nežinau, nuo 10 litų ir baigiant kokių 80 eurų mokiau už juos, tai labai įvairiai būna iš kelionės, kartais atsiveži 1, kartais 5, kartais 15. Tai čia tik tai apie modeliukus, nešnekant apie tai, kad surinkau pašto ženklus su švyturiais, kas su švyturiais jų daug nedaug, bet bala žino, irgi gal koks 1000 gali susidaryti tų vien tik su švyturiais pašto ženklų. O kur dar knygos, literatūra, kur visokie aukcionuose pirkti atvirukai, jeigu negali vaizdo kitą kartą gauti. Nežinau, aš apie tai nebegalvoju, tiesiog tai yra jau gyvenimo būdas ir kiek tai kainuoja, tiek ir kainuoja, reiškia, tiek ir turi kainuoti. Jeigu šnekėti apie Baltijos švyturius, tai ko gero švyturiai prasidėjo nuo tokių krūvelių, rusiškai gūriai vadinama. Goglando saloje nėra ir ko gero tai tokie pirmieji dalykai, riboženkliai tokie aukštose vietose būdavo statomi. Ir jau plaukiant virš horizonto iškildavo, tai ir buvo pirmieji švyturiai. Po to tie švyturiai pavirto bokštais, aukštesniais dalykais, ant kurių atsirado laužai, ugnis ir nuo to prasidėjo. Tai čia yra iliustracija, kaip galėjo atrodyti pirmasis švyturys. Čia šneka eina apie tai, kad Petro I laikais jis buvo susižavėjęs 7 pasaulio stebuklais ir užsimojo Rusijoje, aišku, turėti 8 pasaulio stebuklą ir sugalvojo Sankt Peterburgo įplaukoje pastatyti jūros vartus, Peterburgo kolosą, kuris turėjo būti virš 100 metrų aukščio, ne mažiau kaip 100 metrų aukščio, kad pralenktų, reiškia, būtinai kitus. Čia turėjo plaukti buriniai laivai, rodiklis buvo toks, kad praplauktų per vartus burinis laivas išskėstom būrėm. Ir jį pradėjo statė 10 metų, bet kaip Rusijoje kartais nutinka, buvo sudaryta komisija jau po Petro mirties ir nustatyta, kad prastos kokybės pamatai švyturiai taip jis ir nevirto. Bet tuo nesibaigė ta istorija, praėjo 200 metų ir jau Stalino laikais, 32 metais, jie vėl sugrįžo prie tos idėjos ir nusprendė vis tiek pastatyti jūroje švyturį Leniną, kad tai būtų monumentas Leninui ir skulptūra irgi ne mažiau kaip 110 metrų aukščio. Ir šviečianti. Buvo ten bent keli konkursai, nugalėjo tuom kartu šitas didelis nei garvežys, nei laivas su Leninu stovinčiu jūroje. Tai aišku, jeigu jis būtų buvęs įgyvendintas, tai būtų vienas irgi iš pasaulio stebuklų, nemažesnis kaip Laisvės statula ar dar kas. Rusai vis tiek nenurimo ir štai visiškai neseniai 2009 metais jie vėl taip pačioje vietoje projektuoja toliau. Reiškia, vieną iš Rusijos apaštalų ir čia turėtų būti karo jūreivystės muziejus tam toj piramidėj ir šviečiantis apaštalas. Tai irgi turėtų būti virš 110 metrų aukščio. Bet ir vėl krizė, vėl šitie dalykai sutrukdė jame gyveninti. Tai įdomi istorija, tai kad jiem 3 šimtmetis nesiseka niekaip įgyvendinti tokio užmojo. Netrukus mūsų eteryje reklama, o su Aidu Jurkštu mes susimatysime po kelių akimirkų ir toliau kalbėsime apie meilę švyturiams ir apie siekį įgyvendinti pagrindinę jo svajonę. Vyras yra užsimojęs vienui vienas
Lietuvoje, dirbdamas surinkti visą informaciją apie Baltijos jūros pakrantės švyturius, ją išleisti anglų kalboje 9 valstybėms. Apie tai iš karto po reklamos.